Nu, mano žmogus. Kita diena, kitas rytas. Biškį pasistiprino, jau tuščia. Ir važiuosime į darbus. Ana? Kas toliau? Smėlis. Važiuosim smėlio. Iš pradžių mes išėmėm smėlį, dabar mes jį dėsime atgal. Ir jūs paklausit, kodėl? Kam, Jegorai? Tu tiek stengiaisi, 3 kartus išėmė tą smėlį. Ir dabar tu įdėsi atgal? Taip. Mes taip ir žaisime. Mes įdėsim, mes jį išimsim. Mes įdėsim, išimsim. Tik taip mes galim būti stipresni. Pamoka. Nu ką, nauja diena. Molio žmogus tęsia gamybą. Dabar smėlio žmogus. Esam prie upės. Kasim smėlį. Ir filtruosim vėl. Jaučiu, ekspertui nepatinka tai, ką jis randa. Kas ne taip? Nepatenkintas. Netiko smėlis, išpylė. Per daug užterštas. A few moments later. Taip. Ką gero turim? Gal reikia daugiau. Tai yra ir daug smėlio. Jo, reikia gal būti čia. Tai va. Ieškojom smėlį vandenį, o jis buvo va čia. Čia vanduo. Pats geriausias Čia smėliukas. smėliukas. Aštrus smėliukas, smulkutis. Tai, misija vykdyta? Jo. Labai greit, šiaip nesitikėjau. Greitai, ne? Greičiau negu molis pradė. Tada varam namo. Grįžėm namo. Tai projektai keičiasi. Vietoj molio, smėlis dabar džiūna. Smėliukas turi būti laukinis ir aštrus. Vat kai lieti aštriai, ne burbuliukai, ne tas, kur pagamintas žmonių, bet iš laukimės. Ir geriausia tai smulkutis. Kuo smulkiau. Toksai va. Ir tada ją reikia džiovinti. Paskui vėl filtruosim. 3 hours later. Tararam. Smėlis žmogus. Filtruojam dabar nebe molį, dabar jau smėlį. Gražus ten parodė. O, kaip pležiukė. Pležiukų smėlis. Tai va, tokie reikalai. Tas pats procesas. Tas pats, tiesiog atsismėlį. Kas gimtadienis jau švenčia. Dar valiadas, dar vis prie savo puodo. Nu, o dabar šitas visas smėlis keliauja į paprastą sietelį, kad prafiltruotų visus akmenis didelius. Visas tas purvas keliauja į čia. Va, lieka toks smėliukas. Aštrus smėlis. Tai dabar šitas keliauja va čia. Į sietelį tankesnį. Ir va.